Štai ir išlipom iš laivo į Kopenhagą, kur vakare laukia skrydis į Lietuvą, o dabar turim dar visą dieną. Tai apžiūrėsim Kopenhagą, nors čia jau esam buvę, bet atšviežinsim atsiminimus. Čia yra fortas, kur ir dabar viduj veikiančios kareivinės. Tai pravažiuosim pro akmenuotas gatves, pasidaužysim ir judėsim link undinėlės pagrindinės Kopenhagoje įžymybės. O čia tam forte tai pagrindiniai jo yra visos kareivinės, bet tų kareivių tik tai sargyba bus prieky, o čia visur taip nesimato, kareiviai nešliaužia, vien turistai vietoj kareivių. Ir tie bokšteliai būdinga Kopenhagoje, tokie žalvariniai, didesni, mažesni. Ir šiandien oras geras, tai smagu pamaklinėti, pasižiūrėti. Visuose kareivinėse daugiau nei vieno kareivio nematom, tai varom prie sargybinio arčiau apžiūrėti bent kaip atrodo apsirengę. Čia vietoj kareivių vieni turistai ir daug danų atbėg čia sportuoti viršumu. Yra tokie žvyrkeliai čia laksto, o čia su dviračiais ir su visaip jų čia vieni, žodžiu, turistai. Tie kareivukai neaišku, ką jie čia saugo. Dėl vaizdo vaikšto ir viskas. Ir priartėjome prie Anglikonų bažnyčios, kur čia bus, čia netoli, dabar vienoj vietoj bus visi palei undinėlę ir turistai, ir paminklai, ir jūros krantinė. Ta Anglikonų bažnyčia irgi važiavimo vežimėliam nėra. Tai aplink pasivažinėsiu ir užteks. O čia iš kruizinių laivų visi autobusai važiuoja, iškraudiniai žmonės ir čia širšalyms. Čia mano akiai labai gražus fontanas, tai čia kad yra skandinavų deivė su jaučiais, aria, tipo 4 jaučiais aria vandenyną. Tai man tas fontanas taip nelabai ką nusileidžia iš Romos fontano. Įspūdingas. Ir taip pat žiūrovų gan nemažai. Čia visi išlip, aplek, pasidaro fotkės ir tolyn. O mums jau tai dabar nėra kur skubėt. Tai mes po biškį čia apžiūrėsim ir paskiau pakrantę visą eisim link miesto centro. Gražus. Vienoje vietoje ir bažnyčia gražiai atrodo, ir fontanas. Ir tas šalia visai fortas. Ir undinė čia pat. Šalia visai Baltijos jūra su krantinė bus.
pakrantai matos. Prie fontano ir skulptūros, o čia Danijos karalienė. Man patinka tokias, jų visas skulptūras, tos tokias žalvarinės ir stogai tokie žalvariniai, tai man taip labai gražiai atrodo. Ir čia irgi parkas, kur palyginus gan mažai žmonių, kiek gyventojų yra 1 300 000 plus turistų, tai čia da palyginti nedaug, o visur žalvariniai visi paminklai. Ten operos ir baleto teatras tolumoje. O čia yra iš toliau, kaip atrodo undinėlė apgulta žioplių. Tai nuo kranto visas būrys irgi kiekvienam reik nusipaveiksluot, o eilės lauk. Ir tie autobusai vis vara, vis kitus vež ir, žodžiu, gan kamštis neblogs yra. O toliau jūroj, tai va yra mūsų laivas, kur plaukiam, ir dar du. Tai vien, kad primesti iš tų 3 laivų vien kokį į krantą 12 000 žmonių, į visi nori, gal ne visi, bet didumą nori nusipaveiksluot. Taip pat o iš miesto centro irgi valtis, o čia į keltuvai, tai ta undinėlė apgulta iš visų pusių yra. Tai ir iš jūros o vieni, į kiti nuo krantą. O kad tą undinėlę reikės arčiau prieiti, ten, nežinau, yra žymiai tokių gražesnių paminklų, bet kai turistų banga biškį apmažėjo irgi artyn privažiavom, bet mums užteks pasižiūrėti per atstumą. Jau artyn nelabai įeitų prisibrauti su vežimuku. Nuo undinėlės iki miesto centro yra galima elektriniu vandens autobusu davažiuoti, bet mes jau esam jo plaukę. Tai šiaip visa pakrantė yra ta tokia, pėsčiųjų toks patogus ir gražus, tai mes visą dieną turėdami eisim pėsčiom pasižiūrėti. Štai ir atvažiavom prie pagrindinio Danijos sostinės Kopenhagos centro. Čia karalienės rūmai. Ir čia irgi pagrindinis traukos centras yra. Tai čia visur yra kareivukai prie beveik kiekvieną pastatą. Tai mes tikiuosi sulauksim, kada jie keisis ir taip, kai šilčia smagu visai pamaklinėti, nes yra trinkelės gan lygios, gan smagu važiuoti. Kaip tiem kareivukams su tom šiltom kempurėm nešalt. O čia irgi dar paminklas, irgi visų turistam kiekvienam reikia nusipaveiksluot. O kareiviai keičias tikrai, kad žinau, 12 valandą, tai dabar lauksimės, nespėjom ant 12, tai lauksim 3 valandos, kad pasikeistų sargyba. Čia visų turistų yra tur apeit rūmus ir nusipaveiksluot prie rūmų ir to paminklo.
O tie kareivukai, tai kiek mačiau, pagrindinė funkcija jie, kad neleidžia sėdėti turisto ant bordiūrų, tai jeigu atsisėtų, tai jau pakelo. Daugiau jie čia taip vaikštinėje atsipūtė jie. Ir viskas. Gan sunku taip apsirengus kokias 3 valandas čia jiem išbūt turėtų būt, kai šilta yra. Čia ateinat sargybinius pakeisti. Apžiūrim likusias visas įdomybes Kopenhagos, tai čia netoli karalienės rūmų fontanai. Po biškį išlieta ir važinėjom važiuodamiesi. Čia mašinų niekur nėra daug, pagrinde visur dviračiai pėstieji, tai ant to Kopenhaga labai patogi yra. Su vežimėliu, tai čia yra pasaka. Čia pats Kopenhagos senamiestis. Tai iš čia plaukia irgi ir ekskursiniai laiveliai, o prie undinės ir grynai visur abidvi čia apstatyta visur kafeškom ir minios žmonių. Panašiai kaip Klaipėdoje irgi palei Danės upę pasitrint smagu, kad visur gerai, kad nėra jokio mašinų ir viskas su dviračiais vyks pagrindai čia. Na, o pažiūrėsim, kad, pavyzdžiui, pėsčiųjų dviračių taks, visur dviračių kalnai ir kad važinėtų su vežimuku čia yra pasaka. Nei šaligatvių reikia, o atskirai važiuoji. Niekam netrukdė ir mašino aplamai nėra, atrodo, kai ne didmiestis būtų. O čia moteris ant kulniuko kokioj pasipuošusios su suknėm su dviratukais ir vaikus pasikrovusius be jokių problemų čia. Dar apžiūrim Kristianiją čia, kur tipa laisvos dvasios gyvenvietė, kaip panašiai Vilniaus Užupis. Tai čia tipa narkomanin skaitos, net policija nei paveiksluoti negalim, bet čia dabar vasara. Vieni turistai nesimata tų tokių vietinių gyventojų, tad čia nieko pavojingo nėra. Kopenhagos aerouostas, kiek teko būti aerouostuose, pats kiečiausias yra, mūsų neįgaliesim keliauti. Prieini prie asistento ir atskirai visos kėdės yra, o neįgaliesiam, kad sveiki net netrukdo iškart. Ir užsisakai asistentą, sėdi lauki, ateina ir veda, nereikia nieko pačiam rūpintis. O praėjus patikrą, į tokį irgi neįgaliųjų atskirą vietą nuveda, ir o čia kur medžiai yra, tai čia laukiamasis yra, o tai kas gali persėst, o į tokius tuos elektrinius persėt nuveš. Ir čia kiti lauko, aš pavyzdžiui su savo važiuoju, o kiti kur paeina kažkiek persėda ir nuveža. Ir viduj čia irgi yra vandens atsigerti, krėslai patogus, tualetas, žodžiu, viskas yra. Vienoj vietoj nereikia niekur nei tualetų ieškoti, nei nieko. Dar tokį įdomų objektą, kai tualetas parodysiu. Po dešinę taip ir nesupratau, pasėstas su skyle, apačioj grotelės, kad vandenį nubėgt, bet kam jis naudojams, taip ir nesupratau. Kad praustis, bet tai nėra jokio dušo, ir
žodžiu, likau nesupratęs, gal kas žinot, kam skirta, o tualetas o pritaikytas ir kur kaip niekur nemačiau elektrinės, nu kaip lova ar kas, kad reguliuojasi aukštyn, žemyn. Nu, tai čia jau neįgaliesiem ryškiai naudojamas, kad jeigu kas nors atsitikus, kad galėtum ant jos atsigulti ir susitvarkyti, pasikeisti kelnes, kažkas tokio, aš taip suprantu, nes ir reguliuojasi va su pulteliu, stačiai, gulsčiai nusileidžia, aukštį kokį nori pasirinki. Tai pirmas sykį aerouoste matau tokį dalyką.